ar tai vadinsim priklausomybę ar priklausomybę nuo cukraus, mažinti cukraus kiekį savo maiste yra puikia mintis. Kai aplink beveik visame maiste cukraus yra ir taip nemažai, bandyti užtikrinti kokį nors cukraus kiekį savo maiste, ją pridedant papildomai, tikrai nereikia. Todėl siūlau kritiškai ir objektyviau peržvelgti savo valgomą maistą ir pasitikrinti, ar jame yra tiek cukraus, kiek manote jums reikia. Tam žinoma siūlysiu rašyti, nes prisiminimai apie tai, ką per dieną valgėte, yra labai linkę nykti, vos tik tai įvyksta. Vakare peržiūrėkit savo užrašus ir nuspręskit, kaip save vertinat. Jei norisi, pasinaudokit prie mano tekstinių postų pridedamų lapų arba raskit nuorodas komentaruose į Etsy ir į Pinterestą. O gal to ir visiškai nereikia. Imkit lapą, rašykit pusryčiai, pietus, vakarienė, užkandžiai, gėrimai. Pažymėkit, kokia nuotaika buvo tą dieną ir kokį balą nuo 0 iki 10 savo rašot. Ir tokius užrašus tęskit kelias dienas, o dar geriau kelias savaitės tam, kad pamatytumėt visas tendencijas. Skanaus, taikos ir ramybės.